Šioje video pamokoje jums parodysiu, kaip Charitim programoje veikia dokumentų valdymo sistema, kaip sukurti dokumentų šablonus su keliomis kalbomis, kaip sukurti pranešimo šablonus su keliomis kalbomis, kaip pasirinkti, kurį dokumentą išsiųsti ir kaip jūsų išsiųstas sutartis gavėjas galės patvirtinti internetu, naudojant SMS ir elektroninio pašto identifikavimo kodus. Prisijungus prie verslo paskyros keliaujame į nustatymus. Nustatymo juostoje spaudžiame ant PDF šablonai. Čia matome viršutinę kategorijų juostą, kuri rūšiuoja dokumentus ir dokumentų šablonus. Kiekvienai kategorijai galima sukurti naują PDF šabloną ir elektroninio pašto šabloną. Pirmas sąraše matome yra mygtukas pridėti ir sistemos sukurtas standartinis dokumentas, kurio pašalinti negalima. Kad sukurčiau naują dokumentą, spaudžiu mygtuką pridėti. Atsidariusime lange matau dokumento pavadinimą, kurį galima keisti ir kuris bus naudojamas dokumente. Pasirinkite tekstą iš šablono. Čia galiu pasirinkti tekstą iš jau egzistuojančių dokumentų. Įterpti dinaminį lauką. Iš sistemos galime įterpti reikšmę dinamiškai. Pavyzdžiui, gavėjo pilnas vardas, adresas ir darbo užmokesčio suma. Pridėkite dokumento kalbą. Dokumentas gali būti kuriamas iš karto keliomis kalbomis ir dokumento teksto lauką. Spaudžiu ant pasirinkite tekstą iš šablono ir pasirenku iš sąrašo standartinį. Teksto laukas užsipildo automatiškai, kurį galima redaguoti. Taip pat atsirado visos kalbos, kurias turėjo standartinis dokumentas. Nereikalingas kalbas pašalinsiu ir paliksiu tik man aktualias kalbas – lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, lenkų, ukrainiečių, rumunų ir bulgarų. Iš viso 10 kalbų. Visas kitas pašalinau. Grįžtu prie teksto lauko. Jame paliksiu standartinę informaciją apie darbo sutartį su jau įrašytais dinaminiais laukais. Žemiau ištrinsiu sąlygas nuo 7 punkto iki pat apačios ir įkelsiu savo įmonės sąlygas. Tai turėsiu atlikti ir su kitomis kalbomis – anglų kalba, vokiečių kalba, prancūzų kalba, ispanų kalba, italų kalba, lenkų kalba, ukrainiečių kalba, rumunų kalba ir bulgarų kalba. Visuomet galime pridėti papildomas kalbas, paspaudus ant pridėkite dokumento kalbą ir, kaip jau rodžiau, pašalinti nereikalingą kalbą. Spaudžiu ant išsaugoti. Sąraše matau ką tik sukurtą dokumentą. Galiu savo sukurtą dokumentą nustatyti pagrindiniu, pažymėjus ant langelio. Dabar spaudžiu mygtuką elektroninio pašto šablonas. Čia parodysiu, kaip sukurti automatinį pranešimą, kurio teksto sistema automatiškai parinks, siunčiant darbo sutartis. Atsidariusime lange matau tokius pačius laukus kaip ir dokumento kūrimo lange. Dokumento pavadinimą, pasirinkite tekstą iš šablono, įterpti dinaminį lauką, pridėkite dokumento kalbą ir pranešimo teksto lauką. Viskas taip pat kaip ir dokumento kūrimas. Spaudžiu ant pasirinkite tekstą iš šablono ir pasirinku iš sąrašo standartinį. Teksto laukas užsipildo automatiškai, kurį galima redaguoti. Taip pat atsirado visos kalbos, kuris turėjo standartinis pranešimas. Redaguosiu tik pranešimo pavadinimą. Spaudžiu ant laukelio. Ištrinsiu skaičių 2 ir pavadinimai pridėsiu informaciją iš dinaminių laukų. Pagrindinis asmuo – pilnas vardas. Matau pavadinime atsirado dinaminis laukas. Jis automatiškai pasikeis į gavėjo pilną vardą, kuriam bus siunčiama darbo sutartis ir pavadinimai pridėsiu sutarties ID. Pačio teksto lauko neredaguosiu ir spaudžiu išsaugoti. Matau sąraše atsirado mano sukurtas pranešimo šablonas, kuris pažymėtas kaip pagrindinis. Galite surasti jums reikiamus dokumentų šablonus ir pranešimo šablonus surūšiuotus kategorijų juostoje. Darbo sutartis, darbo valandos. Turiu paminėti, kad darbo valandos kategorijoje rasite tik pranešimų šablonus, nes apskaitos dokumentai sukurti sistemos nekeičiami. Toliau atostogos, komandiruotės, mamadienis, tėvadienis, priedai, ligos ir pravaikštos. Čia visada galima juos peržiūrėti, kurti naujus ir redaguoti esamus. Dabar parodysiu, kaip paruošti ir išsiųsti darbo sutarties pasiūlymą. Keliaujame į HRMS ir spaudžiame mygtuką pridėti įdarbinimą. Ir atsidariusime langės spaudžiu išsaugoti. Iš karto matau privalomosius laukus, kurių neužpildžius sistema neleis išsaugoti ar išsiųsti darbo sutarties. Laukelyje darbuotojas kandidatas įrašau vardą ir pasirinku iš sąrašo. Tuomet pareigų laukelyje galima pasirinkti iš esamų specialybių ar įrašyti naują. Ir darbo užmokesčio laukelyje reikia įvesti sumą, pagal kurią sistema automatiškai apskaičiuos atlyginimą. Langelio apačioje galiu pasirinkti dokumento šabloną. Paspaudus galiu pakeisti sistemos dokumentą, bet to nedarysiu.
nes naudosiu savo sukurtą sutartį. Ir dar galiu pakeisti dokumento kalbą. Spaudžiu išsaugoti ir siųsti. Langas pasikeičia į pranešimo langą ir spaudžiu siųsti. Sąraše matau atsirado HRMS kortelė su būsina pranešimas. Ji reiškia, kad darbo sutarties pasiūlymas išsiųstas. Būsiną galima pakeisti ranka arba galiu palaukti, kol ji bus patvirtinta internetu. Tuomet būsina automatiškai pasikeis į patvirtintą asmens. Dabar pademonstruosiu, kaip veikia sutarčių patvirtinimas internetu. Tam sukūriau Gmail elektroninį paštą, į kurį ir išsiunčiau darbo pasiūlymą. Gautose laiškose matau atsirado pranešimas. Atidarau laišką, jame matau mygtuką su nuoroda internetinę dokumento versiją ir pridėtą PDF failą. Paspausiu ant failo, kad peržiūrėti. Teksto apačioje taip pat yra mygtukas patvirtinti pasiūlymą su nuoroda į internetinę sutarties versiją. Spaudžiu ant patvirtinti pasiūlymą ir atsidariusiame lange matau tekstą su dokumente užšifruotais asmens duomenimis. Sistema jas slepia, kad kol pasiūlymą peržiūrintis asmuo savęs neidentifikavo, negalėtų ne tik patvirtinti pasiūlymo, bet ir nematyti asmens privačių duomenų. Spaudžiu mygtuką peržiūrėti sutartį, atsiranda langas, kuriame privalome užrašyti teisingus elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Tai reiškia, kad tinka tik to asmens kontaktai, kam yra skirtas pasiūlymas. Dar reikia perskaityti ir sutikti su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Paspaudus tęsti, sekančiame žingsnyje reikės suvesti kodus, kurie buvo išsiųsti į jūsų elektroninį paštą ir telefono numerį. Suvedus kodus, spaudžiu peržiūrėti ir dabar galiu matyti visus duomenis ir patvirtinti pasiūlymą. Po patvirtinimo ant sutarties atsiranda metaduomenų štampas su IP adresu, data ir laiku, koordinatėmis, operacinės sistemos ir įrenginio duomenimis. Metaduomenų štampas bus saugomas ant sutarties visą sutarties galiojimą. Grįžtu į sistemą ir matau, kad darbo HRMS kortelės būsina pasikeitė iš pranešimas į patvirtintą asmens. Dabar, kad užbaigti darbinimą, lieka man, kaip administratoriui, patvirtinti sutartį ir samdyti darbuotoją. Bet tai kitoje mūsų video pamokoje. Tikiuosi, ši video pamoka jums padės ateityje naudotis Cherry Team programa. Lauksime jūsų komentarų. Gero naudojimosi!